Labai diena visiems negausiai susirinkusiems. Turim labai įdomią temą meno kontekste. Sudėtingais ir įdomiais laikais gyvenam meno tema. Ir kalbame apie meną mieste. Aš kaip vyriausia miesto architektė dažnai galvoju, kaip mes galėtumėm sukurti tokias viešas erdves, kurios būtų mūsų istorijos sluoksniai ateities kartoms ir kalbėtų apie mūsų šių dienų aktualijos, drąsiai kalbėtų. Aną savaitę mes turėjome konferenciją Vilniaus ambicija 2050, kai galėjom svajoti visi miestiečiai, kokį mes miestą norėtumėm kurti. Ir man atrodo, čia nėra net klausimų, kad kūrybiškumas yra esminis miestų variklis ir kūrybiški žmonės yra tie, kurie kuria miestą. Vytautai, klausimas tau. Mes šiandien turim architektūros įstatymo galimybę, punktą, kuris sako, kad organizuojant architektūrinius konkursus būtina numatyti meno, vietą menui. Nepasakyta, koks menas, bet meno sprendimus. Už valstybės lėšas finansuojamams objektams tai turėtų būti skirta ne mažiau nei 1% viso bendro biudžeto. Išskaitėm su ministerija, kad ir privatus asmenys organizuojantis architektūrinius konkursus turėtų numatyti meno kūrinius ir čia jau suma nėra apibrėžta. Architektūros įstatyme ta tvarka tiesiog taip paminėta, savivaldybės gali pasirengti savo tvarką ir pasitvirtinti aiškę eigą, kaip tas menas bus atrenkamas, kaip jis bus kolekcionuojamas, kokių kūrinių reikia. Tikrai labai daug klausimų kyla. Man atrodo, kad visa bendruomenė, meno bendruomenė laukia šito įstatymo. Pakalbėsim, kaip jis atsirado ir ačiū Dievui, kad atsirado, bet kol kas jis dar neveikia, dar Vilniuje mes dar nesam pritaikę šito įstatymo punkto, nes kaip savivaldybė nesam pasirengę tvarkos, pradėjom šitą darbą ir užstrigom, dėl to šiandien dienai labai gerai turėti šitos garbingus atstovus ir išgirsti įvairių kampų, įvairių aspektų, kurios galėtumėm šiandien padiskutuoti. Noriu truputėlį nusikelti į ateitį, Vytautai, jeigu mes įsivaizduotumėm ateities Vilnių iš meno pusės, viešosios erdvės meno, kokį tu matytum įvaizdį po 50 metų? Koks tai galėtų būti Vilnius, jeigu mes šiandien susitartumėm, kad norime skirti dėmesį menui viešos erdvėse? Tai manau, atrodytų gražiai. Ne, jeigu rimčiau, tai man atrodo, vat šitam pastate, vat Litexpo rūmuose ateini, yra tokia akis, reiškia. Žiūri tave. Bronzinis turbūt ten daiktas gal ar kažkas panašaus. Ir savotiškai net ir užduodat, tam tikrą veidą sukuria tam pastatui. Nežinau, kaip jis atsirado, bet turbūt architektai su autorium to net nežinau, kas autorius to meninio objekto, kažkaip tą integravo iš anksto. Tai ir jeigu eit tolyn, tai aš norėčiau, kad, nežinau, kai važiuoju viešų transportų, tai apie šriftus irgi būtų pagalvota profesionaliai. Ta prasme, gylis gali būti labai didelis. Mastelis mano įvairūs. Nuo tai, kaip dviračių takai atsitrenkia į kitą taką, visada galima geriau suprojektuoti. Čia, kaip transporto ar architektų darbas, bet ir dar giliau einant, ta meno integracija, galvojimas apie ten spalvų komunikavimą mieste, apie kažkokius tai, labai daug aspektų, kadangi tiek mieste, tiek menas į save priima, man atrodo, labai daug įvairiausios formų, procesų ir panašiai, tai tas panaudojimas galėtų būti platus. Tai, aš matau tą viziją, gal jinai kažkiek, ne taip seniai teko būti valstybiniai paveldo komisijoje, man atrodo, ten prie Rūdininkų skvero jie turi. Ir ten yra 16, man atrodo, amžiaus tokios freskos išlikusios. Ir ten buvo kažkoks pirklių namas ar net manufaktūra. Ir, žodžiu, mes dabar turim tą puikų kambarį su tuo,
atėjusi iš tų laikų. Tai vat norėtųsi, kad mes ir dabar galėtumėm sukurti tokių ir taip įsivaizduoju, 50 metais jau galėtumėm juos taip kurti drąsiai ir daug jų. Gerai, tu užsiminėjai apie bendradarbiavimą su menininkais iš karto. Šiai dienai yra baiminamasi, kad tas menas netaptų toksai dekoratyvus, tik priklijuojamas ir kažkaip neintegruotas objektas. Kaip tu įsivaizduoji tą bendradarbiavimą su menininkais, kad visas sprendinys būtų vientisas ir organiškas? Čia irgi turbūt gal skirtingi masteliai. Aš įsivaizduoju, kad miestas gal galėtų turėti ir kažkokią kuratorinę, kuratorinius žmonės, kurie tokia turi bendrą viziją galbūt apie miesto tokias bendrasis erdves, nes kartais menas, kartais faina, kai jis neintegruotas. Kai ten duonio tas tonis ten stovėjo kažkur prie bėgių, tai yra tiesiog taip atsitiko. Bet iš kitos pusės, architektai mes kartais patys daugelį projektų bandom kažkokį, kad ir gal kartais ir taikomą į meną, ar funkcionalų meno kūrinį, ar kažkokią specialią užuolaidą, ar kažkokį tokį, reiškia, pusiau praktinį elementą sugalvoti, specifinį, galbūt pasitelkiant menininkus, su kuriais ten esam pažįstami ir panašiai, ir kažkaip integruoti, bandyti parodyti projekte. Kartais ten tų viešų konkursų, ten anonimiškumuose tas gali būti sunku, bet tai irgi galėtų būti vienas iš kelių, kaip pavyzdžiui, nežinau, ten mokyklų projektuose, arba tai, kas yra tokie, sakykime, praktiški, funkcionalūs pirmiausia darbai, kaip architektūriniai projektai, kuriuose konkurso metu galbūt skiriant balą už tai, kas paskatintų architektus iš anksčiau apie tai galvoti. Ir kartais natūraliai tai atsitinka, kai dirbi, o kartais galbūt ir neatsitinka. Ir tu tą palieki ir, žinot, kaip architektas amžinai paskendęs ten 1000 klausimų ir tas nerealizuojama tampa. Nes čia yra du variantai. Arba architektas su menininku kartu kuria, arba jau sukūrus architektūrinį kūrinį, tada pasikviečiamas menininkas. Galima organizuoti meno tarybą, tai tikrai turėtų būti kolegialus sprendimas, bet yra du būdai. Pirma architektūra ir po to menas, ar iš karto, kaip kad Nasvyčio laikais buvo integruojami bendri sprendimai? Aš manau, kad ir taip, ir taip. Kartais norėtųsi, kad net gal menininkai lyg iš šono pažiūrėję į tavo tą darbą, taip kritiškai, gal net kritiškai kažką galėtų. Aš nemanau, kad yra vienas atsakymas, bet aš manau, jeigu tą norima kažkaip sistematizuoti, nes čia turbūt amžina problema, iš miesto pusės žiūrint, kokiu būdu tai, kokia sistema tai lemia, tai man atrodo, turbūt galima prašyti, aišku, dar vienas įsipareigojimas architektam, apie tai galvoti iš anksto, inicijuoti tą, nes vis tiek turbūt funkciniai tie dalykai ir kiti projekto aspektai bus turbūt svarbesni negu meno, reiškia, tas objektas atsiradęs. Arba bent jau lygiaverčiai svarbus. Tai vėlgi daug aspektų, tai aš manau, kad vis tiek architektai lyg inicijuoja tą ir ar tai einama jau iki konkretaus kūrinio, kurie kartu sukolaboruoja su menininkais ir pasiūlo kaip integruotą sprendimą, bet aš matau variantą, kai ir kažkokiu kontrasto būdu tai atsiranda vėliau. Irgi tai gali netikėtai būti įdomu. Lolita, jūs esate Nacionalinės dailės galerijos šeimininkė, daug parodų esat kuravusi. Kaip jūs įsivaizduojate meną? Kad mes sudarytumėm sąlygas drąsiam menui, tam, kuris kalba ir provokuoja, o ne tas, kuris tik tai gražus ir, kaip jūs sakot, priklijuojamas, trafaretinis. Kokios čia turėtų būti sąlygos sukurtos? Sunku taip vienareikšmiškai atsakyti, bet rengdamasi šiam pokalbiui bent šiek tiek patyrinėjau gerąją praktiką. Žinau, kad Lietuvos dailininkų sąjunga turi daugiau tų tyrimų rezultatų, bet kadangi pati esu lankiusis 2 kartus Miunchene, kuomet buvo pristatoma jų viešojo meno programa, atkreipiau dėmesį į tai, kad ji yra daugiasluoksnė. Pirmiausia, ten yra tarsi 2 pagrindinės kryptis. Viena iš jų yra
šiuolaikinio meno integravimo į miesto aplinką ir į atskirus pastatus programa, o kita yra veikiau tokios, sakyčiau, masinės paskirties pastatų, kai vaikų darželiai, mokyklos, galimai kiti, ta prasme, statiniai. Na, čia jau panaudočiau žodį tokio dekoravimo programa. Ir kai kurie viešojo to meno programos kūriniai yra neamžini. Jie yra projektuojami kaip laikini. Miestas Vilnius juk irgi taip pat tokią laikinų projektų programą turi. Jie geriau, blogiau kartais sekasi, ta prasme, atranka, bet čia tikriausia ta pati idėja plėtojama, kad nebūtinai kiekvienas meno kūrinys atsirandantis viešoje erdvėje ir esantis santykėje, dialoge su publika turėtų ten stovėti labai ilgai arba iki pasaulio pabaigos. Tokių kūrinių, kaip minėjo Vytautas, kurie lieka interjeruose ir pasiekia mus iš, nežinau, 17-18 amžiaus, turime, tikrai tokių turime, bet Nacionalinėje dailės galerijoje esame darę parodą, kuri vadinosi Paminklai, kurių nėra. Ir tai buvo paroda apie visus paminklus, kurie buvo nugriauti Vilniuje nuo 20 amžiaus pradžios iki šių dienų. Žinoma, tai buvo daugiausia kalba apie paminklus turinčius politinį užtaisą ir dažniausiai jie visada statomi toje pačioje vietoje. Mes turim keletą simbolinių vietų, kur visada jie atsiranda, bet tai rodo, kad net ir tie meno kūriniai, kurie, na, galvojama, kad ilgam čia atsistos, jie ne visada yra ilgalaikiai. O to neilgalaikiškumo, kaip pasakyti, pavyzdžių yra labai, labai įvairių. Tai aš tik pasinaudosiu progą priminti, kad Miuncheno toje viešojo meno projektų konkurse ir programoje dalyvavo Lina Lapelytė su labai įdomiu kūriniu, sutelkiančiu Miuncheno bažnyčių varpų garsą ir integruojančių balsus, dainuojančius atitinkamai, tai atitinka pačią Linos kūrybos kryptį, bet kūrinys nėra ilgalaikis, jis buvo skirtas kuriam tai laikotarpiui, tikrai bendradarbiaujant su varpininkais, su bažnyčiomis tas kūrinys įgyvendintas. Aš manau, kad tokie kūriniai, jie iš tikrųjų svarbus, na, tą, kaip pasakyti, aktyvinant žiūrovą, pristatant jam aktualijas šiuolaikinio meno, kaip kalba menininkai, apie ką kalba menininkai, ir net jeigu ta diskusija būtų ir ne visada tokia minkšta, ji vis tiek yra vertinga. O kita dalis kūrinių, ji jau galėtų būti ir, na, tokia, sakyčiau, funkcinė labiau. Tai net maždaug taip atsakyčiau jūsų klausimą. Dar įdomus toksai techninis ir praktinis, čia tikrai daug klausimų kyla, bet jums, jeigu reikėtų sudaryti meno tarybą, kuri būtų atsakinga už tokių kūrinių atrinkimą, ne, iš nepriklausomų ekspertų, ką jūs pasiūlytumėt, kokius profesionalus, kokios srities mums reikėtų sutelkti, kuri veiktų turbūt kaip nepriklausomos organas? Man atrodo, ir iš tos nedidelės patirties, kurią turiu, teko su Dariumi Žakaičiu bendradarbiauti, dirbant tarptautinėje komisijoje, kuri atrinko keletą kūrinių ir taip nelengvai atrinko Quadrum komplekso, na, į vidų ir išoriai, tai ypač sunku buvo mums tą rasti kūrinį. Tai remdamėsi šitą patirtimį ir bendrai savo tokiu, kaip pasakyti, galvojimu, manau, kad atrankoje turėtų dalyvauti ne tik nepriklausomi ekspertai, bet turėtų dalyvauti taip pat ir užsakovo atstovai.
architektai, kurie patys projektuoja tą pastatą, jeigu tai nėra statinys iš karto su menininko idėja judantis į priekį. Beje, čia galėčiau pasakyti, kad galbūt kolegos žinot, netaip seniai, prieš metus atsidarė Modernaus meno muziejus Varšuvoje. Projektuojant tą muziejų, jis buvo statomas taip, kad atsižvelgia į didžiausio formato kūrinius, kad jie tilptų salėse, kad nereikėtų laužti stogo arba griauti sienos. Tai būtų tas atvejis, kuomet kartu su menininkais šiuolaikiniais netgi ne dekoravimui, eksponavimui buvo bendradarbiavimo. Tai štai užsakovai, architektai, kurie dirba, aš sakyčiau, kad turėtų būti nepriklausomi kuratoriai ir galimai menininkai turintis patirties šitos srities kūryboje. Aš gal suklysiu, galbūt yra kitaip manančių, bet mano nedidelė patirtis sako, kad mūsų menininkų patirtį reikia taip pat ir ugdyti. Neturėjome daug patirties po nepriklausomybės atgavimo, kuriant tokią aplinką, daugiau turėjom griaunant, tai kas iš tikrųjų netitiko šios dienos vertybių, tai būtų nepriklausomi ekspertai, kuratoriai veikiausia, menininkai, užsakovai, architektai. Ir mano akim žiūrint, pradedant tokį procesą, tai tikrai turėtų būti tarptautinė žiūri, kuri, kaip pasakyti, padėtų vystyti tą liniją. Tai taip sakyčiau. Ačiū iš karto apie patirtį, perdodant mikrofono Dariui. Tau teko truputėlį paragauti iš tos duonos, esi nebejingas plėtotojas menui, šiek tiek buvo eksperimentų, gal galėsi pasidalinti, ko nedaryti, ne? Ir kokie būtų mūsų visų susitarimai, kad plėtotojai pamatytų tą naudą. Ar menas kuria naudą nekilnojamam turtui? Ir tai gali būti ne prievolė, bet galimybė. Aš gal nuo tokios minties pradėsiu. Man bendrai labai gaila, kad tokia diskusija apskritai vyksta ir kad mums reikia, nežinau, čia bandyti kažkokias taisyklės sukurti ar savai tikinti, kad reikia meno architektūrai. Apie VC nekalbam, kad reikia. Turbūt visi kažkaip higieną, kaip sakyt, pripažįstam, kad būtina sąlyga. Tai kaip gali būti be meno, tai man nėra suprantama. Bet taip yra. Tai aš tą ir sakau, kad man asmeniškai labai gaila, nes aš galvoju, kad tai labai geras ir gražus užsiėmimas dirbti su menininkais, su kuratoriais. Tai labai gera patirtis. Jo, man teko šitą kelis projektus daryti. Turbūt visose projektuose, kuriuos bandėm daryti, tai menas yra. Vienaip yra kita forma. Yra menas, kuris iš karto buvo integruojamas kvadrumo pavyzdžių. Yra menas Sapiegų parke, kuris atsistojo jau veikiant objektui. Su Audrium Abrazu, kai darėm Valakampių namą, tai menas Rupertas, menas jame apsigyveno, ne, ir Audrius atvėrė savo architektūrą Nauriui Kalinauskui įrengiant visą interjerą, baldus ir viską, plus ženklinimo visi kolaboracijos ir pačios meno institucijos atsiradimas. Aišku, paskui buvo tam tikri kūriniai, kurie, kaip Vlado Urbanavičiaus kūrinys nuostabus Pievelė atsidūrė. Tai tikrai turiu tokių labai skirtingų pavyzdžių ir esu daręs. Tai nežinau, mano praktikoje, kas yra, sakau, pirmiausia, tai turbūt užsakovas turi suprasti tą vertę ir mylėti tą procesą, ir architektas. Čia vis tiek du tokie pagrindiniai žmonės, nuo kurių viskas prasideda. Deja,
su pačiais šviesiausiais, nedirbant architektais, iš savo patirties yra labai sunkus procesas. Nežinau, ar jie paklimsta biurokratijų derinimų, visokių ten, kaip sakyt, kvadų ir SLD į tose džiunglėse ir pinklėse ir jiems dingsta noras galvoti apie meną, bandau taip juos pateisinti, bet šiaip yra labai sunku juos kažkaip į tą išmokyti kalbėti su menininkais, ne, suprasti menininkus, aišku, menininkams suprasti architektus, tai čia toksai procesas, kaip ir labai specifinis ir vaikščiau po Auskos vilą vasarą, kai Narkus čia užsuko veiksmą ir buvo komisas Palangoje ir mačiau ten tuos visus meno kūrinius instaliuotus, sukurtus, keramiką, šviestuvą ir viską, ta prasme klausinėjau, faina moteriškė ten pasako, kaip tas architektas, dėja neprisimenu jo pavardės, kiek jisai dėjo savo asmeninių pastangų, kaip jisai pats kuravo ten, kaip jisai su jais dirbo, tai kur ta meistrystė pasimetė, kur ta tradicija pasimetė, aš negaliu pasakyti, aš tikrai čia ne mano sfera, bet aš manau, kad yra beveik viskas pamesta, nes Mačiulio pavyzdys, VRM-ai, Nasvyčio pavyzdžiai, sakau, tos pačios Aiskos, Baravyko, ta prasme, buvo visiškai aiškus standartas, nekvestionuojami dalykai, kad jeigu rimtą daiktą darai, tai menas yra, ta prasme, privalomas ir taip toliau. Ir pasakojau tau juokas juokais Marcinkonių stoti išlipus su dviračiu ir einant į Aibę nusipirkti ledų. Yra didžiausia, 5 metrų pano ant Aibės kaime, kuri vadinasi Spangolė ir kažkas sudėliojęs pano. Tai, apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie Marcinkonių kažkokią tai suklypusią parduotuvę, kurioje žmogus, kuris ją statė, turėjo kažkokį vidinį jausmą, kažką, turėjo kitą galvą ir jisai dėjo tą Spangolę, kas nebuvo, manau, nei lengva, nei paprasta, nes tos akmenukus gal iš pajūrio reikėjo atsivežti. Tai mano tai tokia čia. Aš turėsiu klausimą. Ačiū, Eglį. Dar Vytautas norėjo sureaguoti, ne? Kad tais laikais, kai Spangolės buvo daromos, buvo sistema iš tikrųjų. Aš suprantu, dalis architektų nori dirbti su menininkais, bet tais laikais buvo sistema, kuri iš vienos pusės dėl stygiaus, nes šviestuvai šitie yra turbūt sukonstruoti specialiai, jie nėra nupirkti. Ir ten nueik į operos teatrą, ten kiekviena rankena, kiekvienas daiktas yra sukonstruotas autorinis kūrinys. Dabar dėl pažangaus kapitalizmo, dažnai tai baigėsi specifikacijom ir, kelis kart teko bandyti, dabar turim daugiabutį namą ir norim padaryti rankenas. Lauko rankena į laiptinę, suvirintas iš metalo dažytas daiktas. Vargstam, klientam nepatinka, durininkai, per didelę jėgą turim, pavyks padaryti, bet, neproporcingos pastangos, kad padaryti, čia niekas nemenas, čia yra tiesiog rankena, nestandartinė. Sertifikatai, gaisrinis išbėgimas, pirkimai, tai tada yra specifikacijos. Asta, kaip mes galime nupirkti kokybišką meną per techninės specifikacijas? Galit tiesiog reflektuoti, beje, ačiū aplinkos ministerijai, kurie ėmėsi lyderystės, ne kultūros ministerijoje įdėjo šitą įstatymą, tai į architektūros įstatymą šitą prievolę skamba taip labai baisiai, bet pritariu Dariui, tai turėtų būti ne priemonė, pirmas mūsų supratimas, kad be meno negalima, bet kaip jūs konstravote įstatymą, kaip įsivaizduojat, gali gyventi, nes kol kas jis dar negyvena. Vertinant paprastą viešųjų pirkimų techninę specifikaciją, Vytautas nori pirkti meno kūrinį, rankeną. Jo, manau, čia du skirtingi dalykai. Bet aš gal į pirmąjį klausimą, kaip mes į tai atkreipiam dėmesį, tai iš tikrųjų iš šalies matėm kultūros atstovų ir bendruomenės pastangą. Tikrai ilgametis buvo tai turbūt darbas ir
Ir mes tiesiog, buvo atitinkama proga, atitinkama turbūt politinė valia, kai gali realizuoti. Tai iš tikrųjų aš pati irgi architektė, dailės akademiją baigiau, tai man net nekyla klausimas, kad menas turi būti architektūroje, nes architektūra yra irgi menas. Tai šitoj vietoje čia tik klausimas, kokia forma jis išreiškiamas, bet pati iš savęs architektūra plačiaja prasme tai ir aplinka, ir urbanistika, ir pats pastatas, tai yra, visa tai yra irgi menas. Tai šitoje vietoje mes dėl to ir neapibrėžiam, kas tai turėtų būti, ta kultūra, tas procentas kultūrai, ar tai yra skulptūra, ar tai instaliacija, ar tai, nes tai yra iš tikrųjų kultūra labai gilu ir šioje vietoje turėtų apsispręsti užsakovas ir architektas galų gale, čia daugiausiai turbūt statytojo teisė ir atsakomybė. Bet pats įstatymas ir tokia kaip ir mintis buvo pagrindinė, kad valstybė turi parodyti pavyzdį. Tai dėl to pagrindinis, ta mintis ir įstatymo ta prievolė yra taikoma tiem objektam, kur valstybė yra užsakovas, yra uždėta ir atitinkama suma, ne mažiau negu 1%. Ir šioje vietoje turėtų būti parodytas tas pavyzdys, atkreipti visgi dėmesį į tą kultūrą, tuose jau kur objektuose, kuriems yra rengiami architektūriniai konkursai ir kurie yra reprezentuojantis Lietuvą, tie objektai, nes tai yra vis tiek viešieji, tie visi objektai, jiems visi pirkimai, bet ten ir tokia kaip ir mintis. Kita dalis yra, kuri prieš tai minėjot Laura pačioj pradžioj, tai kad ir kiti vystytojai, kur ne pagal privačias lėšas, bet ten buvo daugiau, kadangi nėra nei prievolės procento mažiau ar daugiau, tai yra daugiau sąmoningumo principų, jie gali patys apsispręsti ar daugiau ar mažiau, bet tiesiog irgi paskatinti. Tai šitam įstatymo nuostatai yra dabar šiek tiek daugiau negu metai, kitą kartą konkursai vyksta pusę metų, tai aš suprantu, kad kol kas turbūt neįsibėgėja dar ta praktika, daug yra objektų, kurie yra tiesiog eina pagal senas tvarkas, bet po truputį manom, kad tai turėtų įsibėgėti, bet faktas, kad tokios kaip kontrolės, kas po to patikrins, tokios nėra, bet kažkaip norėjosi tikėti, kad visuomenė sąmoninga, kai tai yra valstybė, jinai bus galimybė ir duoti daugiau laisvės pačiai savivaldai, nes dažniausiai viešuose objektuose, jie sprendžia, jie yra užsakovas, jie yra statytojas, tai čia nenorėjom nieko tokio kažkaip, įdėti kažkokius rėmus, nes kai pradedi dėti, tai ir gaunasi, kad rankenos negali be tam tikros specifikacijos atitikties įgyvendinti. Tai šitoj vietoj nesinorėjo kažkokių taisyklių ar nacionalinių lygių, nes šiaip tai jūs Vilnius tai pirmieji keliat klausimą, kaip užtikrinti kokybišką tą išpildymą to procento, nes šiaip kiti Lietuvoje nelabai net kelia tą klausimą. Tai šitoj vietoj mes irgi su kolegom kalbamės ministerijoje, kad turbūt reikėtų pasidaryti kažkokią grįžtamojo ryšio analizę, apsiklausti savivaldybės, galbūt padiskutuoti su vystytojais, kaip jiems sekasi, nes galimai kitą kartą tie įstatymai priimami, keičiami, gal nelabai kas atkreipia dėmesį, kai nėra tos tokios griežtos kontrolės, tai tada ir nelabai gal tos baimės yra, bet kaip ten bebūtų kultūra yra, atrodo, tas dalykas, kurio nenorėtum dėti į tuos rėmus. O dėl rankenos, tai čia visada kyla klausimas, ar saugumas, ar visada atsistoja priekyje vis tiek tas saugumas, europinės direktyvos, mes esame Europos Sąjungoje, mes turime atitikti statybos produktų visus tuos sertifikatus, taip yra ta tokia pusė, bet jos tokia kaina, kad mes esam toje Europos Sąjungoje ir iš tikrųjų turim išpildyti tuos visus reglamentus ir tas visas atitiktis. Tai reikės mūsų kūrybiškumo, nupirkti meną, ar ne? Eglė, žiūriu į jūs, Darius užsiminė, kad prarastas potencialas, tas, kas buvo seniau kurta, kur viskas dingo, turim didžiulį tarpą po nepriklausomybės, nebėra tos sistemos, kaip sako Vytautas. Jūs prisidėjot prie šito įstatymo, kaip suprantu, kūrimo ir kaip jūs matot, ar menininkų bendruomenė jau yra pasiruošusi dėti žemą startą, rengti didelius projektus, ar mes turim gebėjimą, pavyzdžiui, monumentalius kūrinius kurti? Tai gavau, kadangi iš anksto kažkokius klausimus mes visko gero, tai galima trumpai atsakyti taip. Taškas, viskas, taip, pasiruošę. Bet, žinot, kaip tikra menininkė, tai dar norėčiau būti tokia labai konkreti ir pasiremti kai kuriais faktais,
skaičiais ir konkrečius pasiūlymus galbūt pateikti, kas ateityje galbūt padės rengti tam tikras nuostatas ir dokumentus. Tai iš tikrųjų menininkai ir buvo ta varomoji jėga, kuri inicijavo statybų įstatymo pataisą, kuri buvo patvirtinta Seime 2023 m. gruodį. Ir tikrai labai ačiū aplinkos ministerijai, ačiū Asta tau ir ačiū Simonui Gentvilui, kuris tada išgirdo menininkus ir architektus. Ir taip labai lankščiai, man atrodo, gruodžio pabaigoje tą įstatymą į Seimą atnešė ir, man atrodo, dauguma Seimo narių net nelabai supratė, kad tvirtina, jį patvirtino. Tai čia keli esminiai sakiniai, kurie pakeitė galimybę menui atsirasti viešosios erdvėse, tai skamba štai taip, jeigu galima, tiesiog pacituosiu. Rengiant architektūrinius konkursus bus privaloma ne mažiau kaip 1% nuo pastatų sąmatinės vertės paskirti meno kūriniams. Architektūros paslaugos bus perkamos taikant ekonominio naudingumo kriterijų. Ir analizuojant praeitį ir tam tikras šio laikinės refleksijas, tai galiu paminėti, kad Vizualaus meno taryboje, kuriai man irgi buvo garbė dalyvauti ir vadovauti 3 metus kartu su Kultūros ministerijos administracija, mes buvom kaip ir parengę tokį tyrimą, o kaipgi panašiai įstatyminė nuostata veikia kitose šalyse. Tai pavyzdžiui, Airijoje 1% nuo 1997 ir tą kuruoja Kultūros ministerija, Belgijoje nuo 86, tai 0,52%, tą kuruoja Kultūros, sporto ir medijų departamentas, Danijoje nuo 1983 1,5% ir yra toksai įsteigtas Danijos meno fondas, Estija, beje, mes čia dažnai sekame jos pavyzdžių, tai 2011 metais sausio 3 priėmė, tai buvo pirmasis tais metais priimtas įstatymas ir tai yra 1%, tik tai tiek, kad jie apsiriboja nedaugiau kaip 110 000 gali būti skirta menui nuo statomų pastatų. Toliau Danija, tai yra Niderlandai, pavyzdžiui, 51 metais 2% ir irgi yra tokia institucija kaip šalies architektūros institucija, kuri kuruoja. Norvegijoje tai net nuo 1930 metų 1,5% ir yra specialus toks Public Art Norway, tai toks kaip fondas, kuris kuruoja. Suomijoje beje yra neprivaloma, o rekomendacija ir čia labai buvo Dariaus tokia kandi kaip replika apeliuojant į mūsų kultūringumą ir kultūrą, kad taip, Suomijoje yra ko gero daugiausia tų objektų meno statiniuose, bet tai nėra įstatyminė nuostata, o savanoriškumas ir už tai atsako savivaldybės. Na, o Prancūzijoje nuo 51 metų ir tai yra Kultūros ir komunikacijos ministerija, Švedijoje nuo 37 metų ir tai yra Kultūros ir komunikacijos ministerija. Na ir galėčiau čia ilgai vardinti, o istoriškai, tai taip, juk ir Lietuvoje buvo Dailės fondas. Kas atsimena dar jį tokį? Tai jis turėjo tokią didžiulę dailės kombinatų sistemą, tai buvo ir Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir mažuose miesteliuose ir vykdė jisai tiražuojamų suvenyrų gamybą ir monumentalių, tokių didelės apimties vienetinių meno kūrinių užsakymus valstybės mastu. Tai jeigu taip objektyviai vertinant ir nubraukiant tą stigmą praeities, kurią mes kartais tikrai viską vertinam neigiamai, tai buvo visiškai neblogai veikianti sistema. Ir kuri, tiesą sakant, neatlaikė to rinkos ekonomikos pokyčių ir sužlugo. Kažkur fondas formaliai užsidarė 1994 metais. Tai beje, kam įdomu, čia irgi Darius likusime, tai galiu tikrai parekomenduoti Rasos Dargužaitės disertaciją, kurią jinai šią savaitę apgynė, tai apie Dailės fondą ir kombinatų veiklas. Tai kadangi Kultūros ministerija kaip ir nesijėmė lyderystės, kaip čia buvo paminėta, dėl statybų įstatymo pokyčio, tai jie pradžioje inicijavo tokių memorandumų pasirašymą. Ir iš tiesų buvo pasirašyta apie 50 memorandumų su skirtingom savivaldybėm, kurios neva tai turėjo savo norų imtis iniciatyvos, kad meno kūriniai atsirastų juose. Ir tas tikrai neįvyko. Memorandumą nepasirašė nei Vilnius, nei Kaunas, nei Klaipėda, nes galvojo matyti savo kažkokią sistemą sukurt. Nors aš tikrai ne vieną kartą ir gerbiama Janinai, kuri čia labai daug nuveikė, Janina Krušinskaitė, tai Kultūros ministerijos darbuotoja rengdama medžiagą ir mėgindama tą įstatymą, kaip ir padėti, kad jisai būtų priimtas, tai jinai kažkaip tikėjo, kad ta savanorystė gali veikti, o aš tai sakiau, kad tikrai ne.
Tai dabar turime įstatymą ir kas netenkina menininkų. Čia irgi buvo tas klausimas, ar pasiryžėt. Kaip ir taip, bet yra toksai baisus dalykas viešieji pirkimai. Tai toks, žiaurus blogis kultūroje. Ir taip, mesgi diskutuojam su savivaldybių ir teisininkais ir atsimušame tą tokią nepramušamą sieną, o pateisinimas tai būna koks. Tai va, yra EU reglamentai ir reiškia, ir tikrai visi supranta, kad tai yra nesąmonė. Pirkti pigiausią kultūros objektą, yra negerai. Bet dabar, kai turėjom irgi tokią labai įdomią patirtį dėl Antano Smetonos atminties įamžinimo monumento, tai tikrai sugaišom labai daug laiko su viešųjų pirkimų specialistais Vilniaus savivaldybai ir ačiū jiems už tą geranoriškumą ir bandymą sulaužyti tą sistemą. Tai mes sugalvojom kaip ir tokį 2 etapų viešą pirkimą, kuris leistų pradžioje per tokius formaliuosius, galbūt apskaičiuojamus kriterijus atlikti pirminę atranką, o tada jau antras etapas, jisai daugiau remiasi taip jau menininkų pasiekimais ir tikrai man atrodo, kad mums pavyko tą konkursą prieiti iki to antrojo etapo, kai buvo atrinkti tie, kurie turi ir didžiausią patirtį, ir didžiausias kompetencijas. Bet jau 5-tukas yra atrinktas iš tiesų. Nors man žinokit, kaip žmogui, kuris irgi prisidėjo prie dalyvavimo organizavimo to konkurso, tai buvo didžiausias iššūkis prikalbinti menininkus, kad jie apskritai dalyvautų. Taip, nes čia ir buvo klausimas, ar menininkai pasiruošę. Nes, žinot kaip, jie yra pasiruošę, bet ar viešųjų pirkimų visa sistema yra pasiruošus. Ir kai kiekvieną kartą, žinot, kaip atsako, tai ką mes čia galim padaryti, tai tokia tvarka, čia tokie reglamentai, čia nieko mes čia negalim prieštarauti tam. Taigi visus reglamentus, tvarkas ir įstatymus ir beleką rašo žmonės. Tai jeigu mums tvarka netinkama, tai kodėl mes negalim imtis lyderystės ją keisti? Nežinau, Lietuvos ar Europos mastu ar pasaulio mastu. Bet tiesiog reikia įvardinti problemą, jinai tokia yra. Grįžtu prie fakto, kad menininkam galimybės ir potencialas yra didžiulis. 1% nuo oro uosto, nuo Vilniaus universiteto, tokių objektų mes kalbam apie 1 milijoną ir daugiau. Taip kad tokios lėšos, kurios verčia suklusti ir mes turėsim jas panaudoti tikslingai, kad tikrai tai būtų menas. Va dėl ko aš žiūriu į Lolitą ir mus visus atsakingai parinkti meno rūšį, atsakingai parinkti tą menininką. Tai yra didžiulė atsakomybė, ne visada pavyksta, kaip ir mes matom iš savo pavyzdžių. Ir galimybės, aš tiesiog noriu pasakyti, yra didžiulės ir matyti tiem menininkam, jie turėtų būti pasiruošę įveikti tas ir biurokratijos kliūtis ir gal net dirbant su privačiais, su Mindaugu, gal apie fondus pakalbėsim, būtų labai įdomi gal tema kaip neprievolio galimybė, bet dar norėčiau, kad Lolita sureaguotų į Eglės komentarą. Čia tik toks pamąstymas yra, aš vis dėlto dar kartą grįžčiau prie savo minties, kad sprendimuose turi dalyvauti ne tik tai dailininkai, ne tik tai menininkai. Tuomet, kai veikė sovietiniai dailės kombinatai ir SSRS dailės fondas, tai buvo ir Sovietų sąjungos socialinės politikos dalis. Jūs kai kurie gal pamenat, kad Sovietų sąjungoje negalėjo būti bedarbių. Tai visi kažkur turėjo dirbti, nes kitaip jie buvo kriminalizuojami žmonės. Tai labai svarbu, kad šita nauja iniciatyva taptų iš tikrųjų tokio bendro gėrio siekiu, o ne ta senąją tradicija, kad šitoje sferoje galima neblogai uždirbti. Jūs paminėjote tuos nemažus pinigus. Nes aš už tai, kad menininkas tikrai turėtų deramą atlygį už savo kūrybinį darbą, bet kad tas deramas atlygis nebūtų pagrindinis tikslas, nes pagrindinis tikslas vis dėlto yra bendrasis gėris. Tai aš galvoju, kad tą mūsų senąją tradiciją ir tą sistemą, kurią Vytautas minėjo, ją reikia taip kritiškai suvokti šių dienų perspektyvoje. Vieną žodį, tai kai jūs sakote nuo aerouosto 1 milijonas, tai pirmas dalykas, tai gerą prodiuserį reikia pasisamdyti, norint tokį įgyvendinti, nes turi kažkokią žmonės kompetenciją. Aš bandžiau būti tuo prodiuseriu tam tikrose
projektuose, apie kuriuos pasakau, tai yra be galo sunku. Tai net, ta prasme, tai tu turi suprasti, kas čia kaip vyksta, tai dėl to kalbėti jo. Tai pirma, norint ir tą tarptautinę komisiją suorganizuoti ir norint sukviesti tos žmonės, tai dar ir tokio kaip prodiuserio reikia, kuris tik, nes milijoną biudžetą, ta prasme, padaryti tokį Vilniaus oro uostą, čia yra labai labai daug reikalų, nes Lietuvoje čia nieko panašiai niekada nėra daręs. Čia vienas, antras, tai ta prasme dar tikslas mūsų, kad tai čia tikrai sukurtų pridėtinę vertę visam Vilniui, visam objektui ir taip toliau, tai didelė atsakomybė. Tarkim, viena idėja, kad tai būtų meno taryba ilgalaikiai, jinai būtų ne kiekvienam konkursui, bet tarkim idėja, kad jinai visada veikiant ir karts nuo karto susirenka. Ar jūs tikit šitą idėją, ar manot, kaip dabartiniai architektūriniai konkursai, kaip yra organizuojami? Prie kiekvieno konkurso organizuojami komisijos nariai. Specifika yra. Bežiūrėk, tai yra specifika. Oro uostas turbūt skiriasi, nežinau, nuo kažkokio kito, viešosios erdvės mieste. Tai čia mes, kai darėm su Kvadruma, tai, ta prasme, diskutavom su Lolita, su Kuizinu, ką čia kviesti, ką iš tarptautinės, vėlgi tarptautinės žiūri faina, bet jis turi kažkiek, jeigu čia orientuota į lietuvių menininkus, tai jisai turi kažkiek tai suprasti šitą meno lauką. Jeigu mes vis dėlto norim kažkokio tarptautinio konkurso ir menininkų konkurso, tai vėl reikia, ta prasme, kitų kompetencijų, tai aš ir bandau pasakyti, dar ir prodiuserio reikia, režisierių. Spektaklis pats nepasistato be režisieriaus ir be prodiuserio, tai va čia irgi, kiekvienu atveju, manau, labai labai didelis skirtumas. Nesinori to eterio daug. Tiesiog aš galvoju, kad turėtų būti kažkokia tai viešojo meno galbūt ta taryba, bet kad atrinkt kiekvienam konkursui kitus ekspertus, kurie galėtų pagalvoti apie tai, kokie meno objektai galėtų atsirasti vienam ar kitam statinį, tai tikrai kiekvienu atveju turi būti kitokie. Bet kad koordinuojantis kažkoks tai turėtų būti darinys, tai kaip aš čia bandau įvardinti viešojo meno, sakau, taryba, valdyba, nežinau, asociacija, asamblėja ar kaip ten be pavadinsi, bet tai manau, kad turėtų būti toks. Mindaugui noriu paklausti, tu esi prisidėjęs prie infrastruktūros mokesčio kūrimo, o jeigu tai būtų kažkoks meno mokestis, pavyzdžiui, plėtotojai prisideda prie meno fondo mieste, tu dirbęs esi su fondais, įsivaizduoji tokį mechanizmą, dabar yra palikta laisvė, gal mes galim čia tartis, nes tu esi prieš prievolę, tu sakai, kad geriau duoti pyragą negu privalomybę. Tikrai mano įsitikinimai tokie yra, kad geriau žmonės netimti ir išdalinti kažkaip, o padaryti, kad žmonės norėtų patys prisidėti. Tai lygiai taip pat, kaip ir mes vystytojai turbūt galvojame, jeigu aš kaip pilietis tikrai noriu, kad Vilnius ar visa Lietuva turėtų grožio, meno, gerą architektūrą ir tikrai tą labai palaikau. Ir klausimas, kaip eiti ir padaryti, ar ne? Tai tikrai aš už tai, kad skatinti, nes jeigu tai bus prievolė, privertimas, daug sunkumų. Vienas dalykas, tai geros valios nebus, įstraukimo nebus, tai vienas momentas, kitas dalykas, tada visokie apėjimo galimybės atsieina, nes menas platus dalykas ir jos sureglamentuoti taip, kad ten tu taip turi nupirkti ir ne kitaip, aš neįsivaizduoju, kaip tą padaryti. Tai, o su skatinimu, mes turim pavyzdžių labai gerų skatinimo, pavyzdžiui, tam pačiam Vilniui mes turim, norėjau išspręsti miestas, kad pirmi aukštai būtų neuždari kažkokio užsivėrę taip toliau, o būtų atviri, būtų komercija, parduotuvės, kepyklėlės, kirpyklos ar dar kažkas. Ir priėmė labai gerą skatinamąją politiką, kad jeigu darai pirmam aukšte komercinės patalpas, tu gali padidinti užstatymų intensyvumą 10%. Ir tai puikiausiai veikia. Nei vieno vystytojo nėra, kuris nenorėtų daryti. Jeigu ten yra gatvė, yra kažkoks srautas, jis automatiškai daro, nes tai apsimoka ir gerai. Tai aš manau, kad kažkas panašaus galėtų būti ir su menu, ar ne? Tai jeigu tu neprivalai to meno daryti, bet jeigu tu nori, tu gauni kažkokią paskatą, kuri valstybė gal ir nekainuoja visiškai, bet tada ir atsiranda ir noras, ir motivacija, ir aš manau, ir kokybinis standartas atsiras, nes darys tik tie, kurie nori, o net ne visi priversti yra ir ten ieškos išeičių visokių ir taip toliau. Tai
Tai puiku, pavyzdžiui, tam pačiam tenka daug pakeliauti po užsienį, Singapūrė esu buvęs ar ne, ir lankėm tokį dangoraižį aukštą, 40-50 aukštų galbūt, ir tarp aukštis padarytas, tarp 20 ir 25 aukšto padarytas sodas. Ne, nėra aukšto, padarytas sodas, gražus, tik kolonos į toliau į viršų. Ir aš klausiu vystytojų, kaip jūs čia tai padarėt, kaip jūs išdrįsot paukot plotą. Tai sako, mums labai paprastai, sako, mes susiderinom su miestu, kad mums tos aukštus pakėlė į viršų. Ir mes nieko nepraradom. Tai tų skatinamųjų būdų, kaip paskatinti, aš manau, tikrai galima rasti. Ir aš manau, tai yra geriausias būdas, ar ne? Nes jeigu tai bus prievolė, privaloma, atimsim, padalinsim, tai manau, kad neveiks kokybiškai. Pabaigai turim nedaug laiko, kiekvieno jūsų klausiu, jeigu turėtumėt stebuklingą lazdelę, ir galima būtų ją mostelti, ką reikėtų padaryti, kad mes šiandien nesėdėtumėm ant scenos diskutuodami, o jau turėtumėm rezultatą, kad netrypčiotumėm. Įstatymas galioja, bet veiksmas dar nevyksta. Vadinasi, nėra kažko, kas užkuria visą šitą mašiną. Ką reikia padaryti, Mindaugai, tau manį? Paskatinimą duot, labai paprastai. Tai, Pirago. Manau, labai pirago, jo, tai geriausiai veikiantis dalykas. Aišku, aš labai pritariu ir Dariui, ir kitiems, kad, tai sunkus dalykas yra, ar ne, tai nėra taip paprasta atrinkti ir ypač kas nesusidūrė su menu, kaip jį įdėti į pastatą arba prilipdyti, ar iš karto jį projektuoti teisingai, tai nėra lengva ir tą procesą sudėlioti reikia ir tą meno pasaulį pažinti reikia, kad neįdėtum bet ko ir bet kaip, ar ne, tai aš manau, kad čia turi būti atsirasti kažkoks patariamasis komitetas, organas, kuris padėtų vystytojams, bet aš tuo pačiu manau, kad turėtų sudaryti iš tų profesionalų, kas žino, supranta, tam pasaulyje gyvena ir be abejo turėtų būti ir statytojai, kurie dalyvauja tame ir architektas to pačio pastato būtinai turi dalyvauti ir statytojas, užsakovas, tada manau geriausias toks būtų iš tokios sandorios, manau, kokybiškiausiai gautųsi. Asta, gal jūs kaip aplinkos ministerijos atstovas, žinot tokių piragų galimų? Jo, tai aš labai prieš piragą, ypač kai kalbam apie kultūrą. Šiaip. Čia tiesiog, tai, man atrodo, tai turėtų būti savaime suprantama. Ir man atrodo, aplinkos ministerija jau pabaksnojo burtų lazdelę ir davė įrankį savivaldai labai didelį. Tiesiog yra prievolė. Dabar reikia savivaldai užsispirti. Nes kai kalbam apie valstybinius objektus, tai visi įrankiai jūsų rankoj. Savivalda tiek gali sukontroliuoti per techninės specifikacijas visų viešųjų pirkimų, ne? Jūs galite nusistatyti tvarką, ką kviesti, kas spręs, užbaigime, bet kokio valstybės objekto yra aktas, yra komisija, ten savivalda irgi yra. Jūs tikrai galite tą sukontroliuoti. Nežinau, čia tokių biurokratinių požiūrių, ne? Taip, jo irgi. Bet tai yra kartais įrankis, dėl to, kad savivalda irgi turėtų į ką atsiremti. Tai man atrodo, jūs pamatus turit, dabar jums reikia užsispyrimo juos įgyvendinti. O vystytojams, tiem, kurie yra, gali tai pasidaryti savarankiškai, mes irgi davėm paskatinimą savanorišką. Tai čia jų irgi sąmoningumo principas, nes kitą kartą, man atrodo, gali būti puikus objektas, komercinis, jame viskas vykti puikiai, bet jeigu jis dar ir įtraukia visuomenę, kad pro jį norėtų praeiti, kažką pasižiūrėti, nuo to jis tampa dar labiau didesnių traukos objektų. Tai šitoje vietoje, man atrodo, kad kitą kartą nuo to tik tai būna daug daugiau naudos ir vystytojų, jeigu jis įsileidžia kultūrą. Tai ačiū. Tai visiškai neprieštrauju, aš už tai esu ir kad tikrai to būtų daugiau, bet kokiu mes tu norim. Jeigu norim to daugiau, tai reikia to ir paskatinimo, ar ne? Tai jeigu mes norim, kad tai būtų išimtis, o ne taisyklė, tai tada užtenka to, kaip ir dabar yra, noriu skiriu, noriu neskiriu. Gera valia, jie atsiras kaip Darius, kiti vystytojai, tikrai yra nemažai vystytojų, kurie daro kažką, bet dar daugiau yra nedarančių nieko, tai liks ir taip toliau. Tai jeigu norim, kad tas keistųsi ir tas procentas augtų ne po truputį, o įvykstų kažkoks greitesnis pokytis, kad žymiai daugiau būtų, tai manau kažkokia reali paskata taip pat pagreitintų visą šitą procesą. Egle, kokia būtų jūsų stebuklinga? Tai esu irgi griežtai ir pritariu Astai šitą vietą, kad geranoriškumas, tai žinot, geras karalius gerai, blogas blogai. Taip, kad viskas, kaip ir Simonas Gentvilas tada mums sakė, nesidžiaukite šituo pokyčiu, šitą pataisą, todėl kad svarbiausia bus tai, ką jūs darysite vėliau.
kokios bus poįstatyminės tvarkos, kokie bus reglamentai ir kiek bus ta pati menininkų ir architektų bendruomenė pasiryžusi iki galo įgyvendinti šitą idėją. Na, o jeigu taip pat paklausiai, Laura, irgi, tai kaip čia šiandien, rytoj, poryt, kokie čia tie mūsų planai? Nu, tai koks šiandien planas? Nu, planas toks, kad nebūtų Nemuno aušros kultūros ministerijoje, kad mes galų gale gyventumėm kažkokioj tvarioj, taikioj aplinkoj, kad pinigai eitų ne tik į gynybą, bet ir į kultūrą, nes turi atsirasti papildomas finansavimas tam, kad tie meno objektai atsirastų architektūroje. Nu, privalo. Ir ne tik statomuose, bet ir rekonstruojamuose pastatuose. Nes ką mes dabar matom, kad labai daug kūrinių yra tiesiog niokojama. Mesgi turim atskirą, renkam deitą, dedam į limis sistemą, tai, kas yra nugriaunama. Ir tikrai tai nėra politizuoti meno kūriniai, tai yra tiesiog aukštos meninės vertės kūriniai, kurių kažkam nereikia, edukuoti visuomenę, gražinti privalomą meną į bendro ugdymo mokyklos suolus ir daug dar didžiulio susitelkimo. Ir man atrodo, kad, nu, aš labai tikiuosi, visada naiviai gal tikiuosi, kad yra vilties. Ačiū. Dariau. Nežinau, tai tas burtų lasdelės neturiu dėja, tai kiek galiu, tiek darau. Jo, nežinau, kitam objektą norėčiau Mauricio Katalano, sukuruoto Lolitos Jablonskienės. O, jėga. Ambicijos yra gerai. Ačiū, Dariau, už pasitikėjimą. Aš vėl grįžtu prie tos burtų lasdelės. Tai galbūt kaip kuratorė irgi galvoju apie tai, kad labai norėčiau, kad burtų lasdelė padėtų pradžiai, na tarkim, ir be viešojo pirkimo, ir be kokio nors susipriešinimo turėti Vilniaus mieste vieną pirmąjį pavyzdį, kuris mūsų vienytų ir parodytų, kaip reikėtų judėti prieki, apie ką mes čia kalbam, kad žmonės, visuomenė ir sprendėjai ir kūrėjai, ta prasme, pamatytų tokį užkrečiantį pavyzdį, tai bandau čia mosuoti visai. Ačiū. Aš tai manau, kad jūs jau turite tą lasdelę, viešas sektorius turi dabar tą 1%. Nu ir dabar efektyvumo kova prasidės, reiškia, jeigu jūs sugebėsit gerai, gal ne iš karto, bet per kelis etapus nusistatyti tvarką, tas menas pradės atsirasti. Ir tada architektai išmoks dirbti su menininkais, tada pradės skatinti kitus savo užsakovus, irgi, kurie gal nesidomi menu, būna ir tokių. Nu, ta prasme, ir tokiu būdu yra liktai galimybė tą lasdelę. Nu, tiesiog daryti reikia. Gal turim klausimą iš auditorijos? Tikrai labai įdomi diskusija. Rūta. Ačiū, labai tikrai įdomi diskusija ir aš suprantu, kad ir statytojams, ir mums kaip savivaldybė, ir vystytojams visada tas klausimas yra, kur rasti režisierių, ne, kas padės šitam procese. Tai aš gal čia klausiu ir Jolitos, ir Eglės, ar mes turim jau užsiauginę tų žmonių, kurie dirbtų ir padėtų ir projektuotojam, ir architektam, ir miestui, ir privatiem vystytojam nuvesti juos tuo keliu, kad jie iki to meno pačio geriausio prieitų ir savo projektus įsintegruotų į jį, turint visą teisinę bazę jau rankose kaip ir. Čia apie meno kuratorių gal? Atvirai pasakysiu, kad dar turim juos ugdyti, kadangi neturėjome galimybių plėtoti šitą veiklą. Tai dalis žmonių, kurie kuruoja parodas, kurie kuruoja taip pat ir laikinus projektus meno šiuolaikinėse erdvėse, manau, kad drąsiai stotų į tą kelią ir tikrai tas savo kompetencijas brandintų ir suteiktų mums džiaugsmo. Man taip atrodo. Eglė. Galiu tik paantrinti Lolitai, nes jeigu formaliai žiūrėt, taip yra programos, kurios ugdo tos kultūros kuratorius, meno kuratorius, bet kiek jie yra pasiruošę jau toje konkrečioje situacijoje darbuotis, tai
nu kaip ir lyg ir neturėtų būti klausimo, bet jis kyla. Tai aš manau, kad čia tiesiog irgi toks auginimo. Bus galimybių, atsiras ir žmonės. Atsiras. Ačiū. Šitą pozityvę gaidą noriu padėkoti jums visiems ir linkiu mums toliau eiti link to keliu su didelė ambicija, kad turėtumėm didelį gerą meną Vilniui. Ačiū jums. Aš dar kol neįsiskirstėt, noriu visus pakviesti, mes Rauzonoje vaišiname kava, tai čia į dešinę per tas duris, užsukit pas mus į parodą. Dar vieną tokią žinutę, kurią netyčia perskaičiau, kultūros ministras auštrietis Ignotas Adomavičius penktadienį pranešė besitraukiantis iš pareigų. Tai 1-0 mūsų naudai.